Sveiki, šiandien papasakosime apie karaimus. Į Lietuvą karaimai atvyko 15 amžiaus pradžioje, kai Vytautas Didysis juos pakvietė apsistoti Trakuose. Todėl mes į juos ir keliausime. Lietuvoje gyvena 190 karaimų, 50 iš jų gyvena Trakuose. Vienas iš didžiausių švenčių mūsų metuose yra vadinasi tokios tarptim Bilhidžai. Tai yra, kaip pas jūs yra Velykos, ne? Mes švenčiam pagal Senąjį testamentą, tai kada Mozė išvedė bendruomenę iš Egipto. Tai yra viena iš didžiausių savaitės švenčių. Paprasčiausi žodžiai, ta prasme, galiu pasakyti, kad jūs galėtum. Kiuniekšai, nesimbalas, astrajekšai. Suprat, ko nors? Aš tavo vardas. Labą dieną. Kaip ar viskas gerai? Nesimbalas, astrajekšai, ar viskas gerai? Astrajekšai, tabu. Astrajekšai, labai gerai. Ačiū, tabu. Mūsų kalbai ačiū yra tabu. Pavyzdžiui, kiuniekšai, labą dieną. Skaičiai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Taip, alma, obuolys. Iš tikrųjų, pagal kalbą, tai yra kalba bendruomenės nariai, nėra labai daug bendruomenės narių, kurie kalba karaimų kalba, tačiau stengiamės, organizuojame karaimų kalbos mokyklą, susitikimus. Sakoma, kad trakų karaimų kalba dialekto atžvilgiu nebuvo mažiausiai įtakojama kažkokių labai tokių panašių kalbų. Dėl to šita kalba yra unikali ir labiausiai išsaugota, ir labiausiai, kaip sakoma, jinai yra originali. Ta prasme, pagal šventę, iš tikrųjų, vienas iš didžiausių principų karaimų virtuvėje tai yra visiškai nenaudojama kiauliena. Tai yra pagal mūsų tradicijas ir pagal mūsų papročius karaimai nevalgo kiaulienos. Dėl to, pavyzdžiui, tie kibinai nėra karaimų virtuvėje, nėra kibinų su kiauliena, kas dabar įprasta kitose vietovėse ir sako, čia karaimiškai, tai čia yra tiksliai netiesa. Ir tas toksai stereotipas, kad kibinai čia yra kasdienis maistas, tai aišku, be jokių tenais inovatyvių technologijų, šiais laikais kibinus daro su šokoladais ir iškais ir taip toliau. Ačiū. Prašau.